Linkėjimą iš saulėtoj Žemaitės, kad matot rundaus šiandien miškį, nes noriu gyvendinti seną su myslyti idėjai, kad vadinas pasikuram. Pasikuram aš myslyti ir toks rekals, kad reik pasikorti. Nu paprasta. Tai šiandien aš bandysiu pakorti seną daktą. Tas daktas yra pjūklas, pavadinimu Družba 4, arba išvertus į lietuvių kalbą Draugystė 4, bet ta draugystė toli gražu nėra kažkokia tai legendinė, kažko to nuostabi. Nes tas pjūklas yra tiesiog nukopijauts iš kitų šalių, pavogta idėja ir padaryta su šudinom rankom. Neseniai tuo metu savo niek neturėjai, kaip dabar man rods, kad nelaba kontetor. Nei motociklų, nei mašinų, nei pjūklų. Viskas yra vogta ir pavogta. Tai šiandien bandom pakorti tom pjūklą ir palyginti su šiuolaikiniu pjūklu, pavyzdėti kaip ant spjaun. Kiti žmonės da tom pjūklą, žinok, legendinį vadin, bet ant stoli gražu nė legendinis, nes šiandien su tokiu pjūklu nieks nepjautom. Nesu matska, kas pjautom. Legendinis į tas, kur seną naudoja ir gali naudoti šiandien. Šiandien tą nieks nenaudoja, nes yra šūda gabals. Nuveizam kontūrėm. Atsitimpė va šiton pjūklą. Jeigu ant tie pavadintumėm, tai vadinas, ant sako, apie minavojau. Družba 4 elektron. Nu, va toks. Pjovimą. Šina, sugrundinį, glušas, žvakį, pypkį, benziną, bakėlis. Ir iš antros pusės mes turėjom karburatorių. Karburatorius šitoks, nu, va toks padaryts. Parent benzins šitą šlangelių iš benzino baką, aišku, tas kraniuks kleb, kaip visuomet. Nedadėrbtų čia normaliai ir kad nebėgtom benzins veslaik tekės. Pasidaut benzins, oro filtras ir turėjom šitokį membranėlį, kad reik papumpauti. Ir viskas. Ir gazėlis. Super papras, bet ne visuomet ant toks jau papras ir geras tuo pačiu. Pjūklas čia šitas būdavo nevartoms, būdavo vartoms tik tas pati šina vartoma. Nes jeigu pjūklą pavers, viskas benzins neparės ir jau ir užgestų jau pat. Tai toks, vat, pjūklas taip atrodo, tokia ta konstrukcija čia. Ir kas dar įdomia, kad starteris eidavo atskira. Atskira starteris užsidėdi čia šitą starterį ir tada vedi. Kaip užvedi, pasidėdi starterį. Tonkė tas starteris miškį pasimesdavo. Jeigu užgesdavo, turėti ieškoti koroncijų. Iš čia papildom svoris dar. Turi nepamiršti pasimti naudą. Ir ką pasiim dar papildomą ser. Tai va toks. Nu, gražiausiai gal veitų tik tas cilindriuks šitas toksai įpakavots. Daugiau čia gražiaus aš nematau nelaba kon. Ryžas šūts toksai. Nu va, ir toks koks ir, bandom užsivesti. Nu tai pirmiausia, ko aš darau, tai pasiveizu bent tas variklėlis, nors sukas, nors kažkeik, sukas, a nesisuka. Bet aš žinau, kad sukas, tik tas reik dasik pastikrinti. Jie sukas ir kompresijai. Jeigu jau variklėlis sukas, tada bandom veizėti ar į kibirkštis pirmiausia. Nu, o kibirkštis veizas labai paprasta. Jamam nu žvakis pypki, sukam ton žvakį laukon, aišku, čia neprisukta. Na, gera, kad neprisukta, kažkas protingas buvo, kad nedasok iki gal, tiek į krek. Man lengviau atsukti. Išsisukam žvakį. Ir veizėsim ar į kibirkštis. Nes be kibirkštės čia nieko nepradėti, nevarikti. Nu. Aišku, perštą jau tokiai kokiai priklauso. Nu, kaip čia dabar pratinga pasdėti, fa. Kažkur kai metalai tam. Nu, pabandom truktelti, paveizėti ar į tą kibirkštis. Nu. Bus ar nebus, kaip sakot, aš mesli, kad bus. Yra veizėk, matot jūs. Aš tai matau, o jūs matot. Arenai veizėti. Ir kibirkštis, normaliai. O, plak. Gerai ir. Jeigu kibirkštis ir, iškart darom taip, kaip senas česas mopedais, ką aš darydavau. Jamam šverkštą, jamam benziną, pilam teisę į cilindrą, sukam žvakį, bandom pabrėžti ant.
Benzinas maišyti su tepalu. Ir pilamės į korkelį, kad švirkštą galit pritraukti. Ja, švirkštas yra. Nu ir iškart užsipilam į baką. Iškart. Bakėlis. Benzino bakėlis. Dungtėlis su lincio geliu, kad nepasimestų miški. Filtriuks įdėts į tam bakėlį. Bet minusas viens iš to, bakeliaus konci metalinis ir aišku vidau, jeigu buvo vėl galaik nepils benzins rūdėje garantuota. Nu į tos rūdės pasko vieną karburatorių. Nu į prisipilam. To benzino gal praės kas. Nu, užteks. Užteks benziną. Užsukam korkelį. O. Nu ko? Pelsimės, ne? Pelsimės. Benziną bandysim brėžti. Švirkšt su benzinu tiesiai į cilindrą. Keliaun. Ir iškart sukam žvakį. Įdedam pypkį. Pasiduodam benziną ir iš baka. Ir niek nemislijen. Apšitą dabar taip gerą būtum tepštą. Papumpuojam karburatorių. Kad atseit benzins pareitų. Da paminkau gazą ir bandom brėžti. Normaliai. Starteris jau susiknėsa. Į to vieto, sakys, jau vėsas dienos pjojams galėtų ėti šuniai ant udegos. Klausiams dabar, ar čia besusitvarkys, ne? Tai šerpėtoj tiesiog vėsas trosėlis. Vės trosėlis šerpėtojais. Ir viskas jau stringa. Ir tu niek daugiau vakal. Ba įrank nepadarysi. Štrėg tropne. A minėjau, kiek šūda gabals yra. Keturi varžtelė, pasileid, dungtelė, dabar čia turėtų šauti sprindžyną jaučiu, nu, arba nebūtina. O, šaibelis nubirėjai, šaibens klė nubirėjai, o, vaikeli, koruns čia gali sukteis, šitą viskas, prisidrūž dros, ką preikalsi viskas. Ir tu niek čia nepadarysi. Kapant suksės, ne kap. Negali suktis. Ai ne, čia ne trosas, ja. Trosas yra atsišerpetuojęs. Viskas ir įstregis. Koruns tau suksės. Niekor. Nu va, perrinkau, nu žinok, veik. Netrukau, ne valandos šitas trikdams, bet, nu, liktai da veik. Nu, kol dar veik, reik bandyti korti. Kadangi aš daug tempimų neturiu, tai manau, kad tas starteris tai jau vėl užstriks. Iškart naudoju panelių valiklį. Jau tiesiai oro filtrą, kad palengvintų užkūrimą.
Turim. Bandom vėsėti, gal bent bals išgersim. O! Buvo kažkas. Viskas. Starteris ir užklinyts. Pasitvirtin, Mona. Kaip čia pasakyti? Teisybė, kad tas pjūklas į tikrą šūdo gabals. Kadangi šiandien ir sekmadieną, šiandien veito tas video įbaigsės. Važiuosim pirkti naują trosėlį, kad galėtumėm pabrėžti, nes dabar vėl išskleisti niek nepadaryti čia. Didelės prasmės nėra. Reik namus perrinkti ant starterį, uždėti naują trosą ir tad bandysim užbrėžti. Nes čia tep nesigaus niek. Miškis su tokiom rankom nelaba končia. Nuveiks daug. Nes jau viskas mums dabar užsikerta. Lygiai taip pat. Ir jau nebatiduoda. O, čia naus pjūklas 91 gamybas. O, čia vaikėlį, ištobulinsiu. Nu, nežinau. Nu, liktai yra. Bandom. Zalipkas yra. Paporškiams yra. Tas yra. Nu, bent balts šiandien, ką? To načert, viens timpėjams vėl tas pats. Ne, šiandien baigam. Iš tikrųjų, šiandien baigam, nes čia viens timpėjams štai ir viskas užsikert. Vo, dar išlinda. Kažkap tai. Kad tas trosas įgatavs, tai čia yra 100%. Vaikėlį, buvo balsas. Girdėjot? Da, pabam. Gal brėšęs. O, žaltį. Pykst. Toks vaids, kad biškai benzins nepasiduoda. Nes taip kaip ir užsibrėža. Nu šiek tiek. Vėl užsikert. Kelamės iki dain. Nu ko, nepraeini 2 savaitės ir aš čia jau vėl miški grįžtu pabandyti pasikorti. Pasikorti ant šūdą gabalą, kitą vadinu ant Družba 4, perinkau ant starterį, vieto tros įdėjau šniūrą. Liktai dabar visai nebloga veik. Daug netom pikiam, kol neužsikerta ir iš karto bandom jėmam korti. Nu ko, iš karto jėmam įpilam benzinas į baką, nes jau pateikčiesi, garantau, ant jau ir išvarvėjais. Nu, pabandom. Prisiliorlinti benzinas. Bandom. Suku lauk iškart žvakį. Žvakį netep ir sausą iš papraeit kartą. Pilu benziną teisę į cilindrą. Sukam žvakį atgal. Kibirkštais nepatikrinau, bet turėtų būti, nes praeicik buvo. Pasidaudam benziną. Pasimaknuojam. O, parėjai. Galvokiam, ką parėjai ir iškart pasipurškam. Dar ir porškalą nukuisiu kvapnį, kad grobtom.
Ir bandom nieko laukti. O. Nu, buvo pagrobin, bet toks įtarėms, kad benzinų nepadauda. Pabandykim atsaukti varštėlį biškį karbiuratoriaus. Kad biškį trauktum daugiau. Nu, bandom dar kartelį. Įdat. Ton varštėlį reikėtų atsaukti. Kaprino prieti. Va. Biškį. Atsukau. Biški buvo pagerėjimas, sakyčiau. Toks prašveisėjimas. Nu, dar atsaukt reikia tam. Jau beveik dirba. Jau gali pasakyti, kad dirba. Biški jau darbavos. Čiut nebuvo pradėjant pjauti jau. Matyt. Aišku, matyt. Nu, bandom da pakorti. Bandom. Čia šitas vis tiek pasipumpoun. Benzins tor parėti. Tor pradėti lašėti. Taip suprant, kad jau parėjai. Nu, parėjai. Nu, kon, žvakį ir benzins atsaks. Kuram? Nuskaitau, ką užkūrėm, ką netrukom nei biškį papjauti jau ir įpjaujam biskūrą. Nu visai nebloga, ką? Aišku, dabar žvakį turėtų klibėti, nes tik su perštas buvo prisukta. Žvakį reikia biškį prisiveršti. Nu žvakį užsukam atgal. Tai sakyčiau, jau nebloga karburetorius pareguliauts, kad jau kuras. Dato nuvarštėlį biškį prisukėm. Nu, va dabar gal dar sėki pabandykim pabrėžti, ką. Ir pradėti lašėti. Nu, kiaurą jam. Bandom dar kartelį pakorti.
kažko pritrūkst ir užgest. Nu, gal žvakė atsiklebina, aišku. Tad žvakė reikia prisokti, priveršti, bet kad dabar net ir suko pasiems, tai gerai ir etapą. Bet, nu jo, atsisok žvakė čia geroka. Da, bandom. Toks vaizdas, kad kūro normaliai nepadod. Užsibrėžti, užsibrėž. Bet nedarba iki galo. Pjaun. Tas šūdo gabals pjaun. Aišku, ne tiep, kaip norėtos, nesunsirį šūdo gabals. Pabandom pavyzdėti, ką pjaun. Šiuolaikiškas pjūklas. Papras šiuolaikiškas pjūklas. Kaip tas pjaun. Nu kon, reziumuokiam. Pirms dakts, katron man pavyko pakorti, yra družba ketverta, rusiškas senas pjūklas, katron užvedžiau, mums nebuvo korts mažiausiai, kokiek, nežinau, 10-15 metų, tikrai buvau prastavėjęs, bet pavyko užvesti, papjauti, kažkiek pavyko, aišku, jeigu norėtumėm pjauti, reikėtų pasigalvoti grundienį ir taip toliau, bet kas čia vargso, tokį šūdą gabalą, pabandėm užvesti, užvedėm gerai. Reziumuojant, kovunsai čia jau toks prasts. Visų pirma, pradėkime nuo to, kad dar kreiva ronkė, tai viskas klib, verb, dreb, starteris atskira, da turi tumpytę į stondą dalyką. Nu ir šiaip, pats pjūklas sunkus, vartyti negali, turi paversti šiną, jeigu nori pjauti statų mėdį. Nu tai žodžiu, senas atgyvenis pjūklas jokių būdų nelegendinis, nes legendinis būtum toks, kad naudotumėm šiandien. Šiandien ano nenaudojam. Šiuolaikiški pjūklai yra paprasti. Kartu su vis starteriu, dirb, sonas gali dirbti, gal pjauti, o šias čiesas jau ir elektrinė, tokia ir su elektriniu starteriu benzininė, tai visokiausi. Ir tikrai aniai nėra vadinami kažko tokie ypatingi, nei tiesiog šiuolaikiški pjūklai ir viskas. Tai šiam siekiau teik, jeigu jau pasiveizėjot, dėkavoju tim, kas pasiveizėjot, o jeigu nepasiveizėjot, tai pasiveizėkit nuo pradžių, ko čia veizat nuo galo. Stumkit, liniuoti į priekį, veizėkit nuo pradžius, niečiko. Dėkau ir eki.
Čia ir problemų, girdi, bahurėlį. Legendinis ir tas, kad tu galėtum Normaliai, ne? Normaliai čia ir rubalinam. Blet, tas triperis, kad čia gersiai. Niekapans, nei stov, blet, nei kon. Grins, tripaks. O tiep. Nu, stovėk. Stovėk. Stovėk, rač. Bo, atsistoj. Trets dublis. Turi. Sovietinis toks pjūklas, kitap sakant, šūdo gabals tiesiog. Ir nor paveizėte užsikors tas pjūklas.